Ryto garsai. Darbuotojų ieškantis verslai įvairiose savivaldybėse kviečiami vasarai įdarbinti jaunimą moksleivius iki 18 metų. Apie tai, kokie reikalavimai keliami tokių darbuotojų ieškantiems darbdaviams, kokius darbus gali dirbti nepilnamečiai ir ar tokie reikalavimai nesumažina verslininkų noro juos įdarbinti. Šiandien ir pakalbėsime ryto garsuose. Mano pašnekovai šį rytą yra Donatas Kontratas, moksleivis, platformos Juvenly įkūrėjas. Labas rytas. Sveiki. Ir Kristupas Šliogeris, verslininkas, Palangos viešbučio Žuvėdra direktorius. Labas rytas, ponė Šliogeri. Labas rytas. Taip, ir dar kiek anksčiau aš pakalbinau valstybinės darbo inspekcijos patarėją Lauryną Gudžiūną. Jis sako, kad reikalavimų darbdaviams yra išties daug ir turi sutapti, kaip jisai sako, daug aplinkybių, kad sėkmingai pavyktų įdarbinti nepilnametę. Tad prieš pokalbį pasiklausykime jo. Įdarbinant asmenis iki 18 metų, teisės aktai numato tam tikrus apribojimus tiek dar darbo laiko, tiek tam tikrus reikalavimus poilsio laikui, tiek riboja patį darbą, kurį galėtų atlikti toks asmuo. Yra dvi grupės asmenų, tai paaugliai ir vaikai. Vaikam iš vis numato įstatymas, kad turėtų būti lengvi darbai, paprasti darbai. Bendrai paėmus visus asmenis iki 18 metų, tai tie darbai turėtų būti tokie, kurie nekeltų grėsmės saugai, sveikatai, psichologiniai raidai. Yra tam tikri teisės aktai, kurie numato net ir konkrečius aplinkos veiksnius, sakykime, kurių negalėtų būti toje aplinkoje, kurioje dirba tie asmenys. Taip pat patikė sąrašą draudžiamų darbų. Ten jau nueinama iki labai techninių detalių. Tai vat kiekvienas darbdavys prieš įdarbindamas ar galvodamas įdarbinti tokį asmenį, tai yra asmenį iki 18 metų, pirmoje vietoje, ko gero, turėtų įsivertinti, kokias pareigas laisvasis turi, kuris norėtų įdarbinti tą asmenį, susipažinti su mano minėtų teisės aktų draudžiamais darbais šiems asmenims. Jeigu mes kalbam apie darbo laiką ir poilsio laiką, vaikam taikomi griežtesni reikalavimai. Sakykime, vaikai ne mokslo metų laikų galėtų dirbti iki 6 valandų per dieną ir nedaugiau kaip 30 valandų per savaitę. Jeigu tai yra mokslo metų laikas, 12 valandų per savaitę iki 2 valandų per dieną. Dienomis, kada neinama į mokyklą, galėtų iki 6 valandų. Tuo tarpu paaugliam numatytos lankstesnės sąlygos, iš esmės jie gali dirbti iki 8 valandų per dieną, iki 40 valandų per savaitę. Čia niuansas yra tik tame, kad jeigu tai yra pamokų mokymosi laikotarpis, mokslo metai, šios valandos turėtų būti sumuojamos kartu su pamokų laiku. Tai reiškia, kad 40 valandų, tarkime, per savaitę kartu su pamokomis turėtų būti. Yra tų niuansų ir daugiau, galima paminėti, kad vaikai negali dirbti ryte nuo 6 iki 7 prieš pamokas. Taip pat yra negalimas darbas naktį, vaikam nuo 8 valandos vakaro iki 6 ryto, tai tada prasitęsia iki 7, nes prieš pamokas negalima dirbti, o paaugliam nuo 22 valandos, tai yra nuo 10 vakaro iki 6 ryto. Būtų 2 poilsio dienos, bent viena iš jų sekmadienis, jeigu įmanoma, 2 iš eilės. Ir kaip tada darbdaviai tuos reikalavimus reaguoja, ir kiek, sakykime, jie domisi galimybę įdarbinti, kad ir vasarai tuos nepilnamečius ir kiek nusprendžia, kad gal ar verta, nes tų reikalavimų išties yra daug. Jeigu jau mums paskambina, tai jis yra suinteresuotas viską padaryti teisingai, sužinoti būtent tas plonybės. Vėlgi, aišku, sunku pasakyti, kiek darbdavių yra atgrasomi tokių ribojimų. Tas susidomėjimas rodo faktą, kad darbuotojai darbinami. Ir reikia tikėtis, kad skambinama mums nebereikalo, tai yra, kad ta informacija naudojamasi. Labai konkrečiai, jeigu pavardintumėt tuos darbus, ką tikrai moksleivis gali dirbti, kad jau žmogus klausydamas tikrai žinotų, kad aš galiu, pavyzdžiui, ar savo paauglį leisti dirbti, arba, pavyzdžiui, galiu įsidarbinti paauglį, būtent tokiam darbui. Ir koks darbas tas yra, kur jau tikrai nebegali dirbti. Su kasos aparatu, ko gero, galėtų dirbti, jeigu asmuo geba, nes tai nereikalauja kažkokių papildomų, sakykime, saugos ar tai negrėsia darbuotojo, to asmens saugai, sveikatai. Kažkoks galbūt ten prekių išdėliojimas, ta patys, sakykime, padavėjai galėtų būti. Vėlgi, sudėtinga labai pasakyti konkrečius darbus. Pavyzdžiui, pizzerijai padavėjas, nes pizzerijos sako, kad yra didžiausia bėda, kad, pavyzdžiui, toks jaunimas negali dirbti ten, kur yra parduodamas alkoholis. Ir viskas, ir jis jau padavėjų dirbti nebegali. Taip, čia atsiranda problema, taip, teisės aktai numato, kad asmenys iki 18 metų negali dirbti su alkoholiu jokiais, sakykime, būdais, nei parduoti iš esmės padavėjai dirbti. Yra pateikta daugybė apribojimų, su kuriais būtina susipažinti ir įsivertinti tą, ką aš galiu pasiūlyti. Nes, kiek minėjau, tiek yra draudžiami konkretūs darbai, kaip tarkime, ten operavimas kažkokiais keltuvais ar panašūs darbai su elektros prietaisais specifiniais, tiek yra ir papildomos techninės sąlygos, aplinkos sąlygos,
kurių negali būti aplinkoje. Na, pavyzdžiui, medienos dulkės ar jonizuojantys spinduliuotė. Aišku, čia jau mes einam iki kraštutinumų, bet yra labai ilgas sąrašas tų specifinių techninių dalykų, kuriuos pirmą reikėtų pasverti, nes teisės aktas tiesiogiai nenurodo, kad, sakykime, padavėjų negalėtų dirbti ar negalėtų ten dar kažkuo tai dirbti. Viskas susiriša į tai, ar nėra tų kitų aplinkinių veiksnių. Vaikai iš esmės galėtų užsiimti labai paprastų šiais darbais. Na, va, kaip aš sakau, vasaros laikotarpis gal kioske kažkokiam dirbama, na ir padeda pardavinėti kažką. Kai kalbam apie paauglius, vėlgi tie ribojimai tada jau nusikelia labiau į tuos techninius niuansus, su kuriais būtina susipažinti. Čia ko gero pirmas žingsnis būtų darbdaviui įsivertinti, ar tos rizikos nepatenka į tą, sakykime, aplinką ir į tą funkciją, dėl kurios svarstoma. Sako Laurynas Gudžiūnas iš Valstybinės darbo inspekcijos ir priminsiu, kad su mumis yra ir moksleivis Donatas Kondratas ir verslininkas Kristupas Šliogeris. Ir Donatai, nuo jūsų tada gal ir pradėti norėčiau, jūs pats esate jaunas žmogus, dirbantis jaunas žmogus ir kaip jūs pats vertinate tuos reikalavimus ir sąlygas, kuriomis nepilnamečius gali darbinti verslininkai. Ar tai apsunkina jum galimybę susirasti darbą? Tai tikrai šitos sąlygos kaip ir mum apsunkina tą galimybę susirasti darbą, kadangi darbdaviai, kai žino, kad tau, pavyzdžiui, kai man buvo mažiau negu 18 metų, tai žinodavo, kad, pavyzdžiui, tau yra 17 metų ir nelabai tave taip lankščiai žiūrėdavo. Pavyzdžiui, bandžiau darbintis į kokius padavėjus, tai jie nenorėjo, nes man per mažai metų. Taip pat daug labai jie bijo tų reikalavimų, dėl to kaip ir sunkiau yra tą darbą susirasti, kai tu esi jaunesnis negu 18 metų, bet kai tau 18 metų, tai tau visos durys atsiveria. Ir kiek apskritai tie tokie reikalavimai ir pačius paauglius demotyvuoja ir numuša jiem patiem tą norą dirbti, kai ir viena vertus nori, bet kita vertus stabdo tie visokie reikalavimai, kurie gal net pačiam paaugliui netrodo labai, labai svarbus, ar tos aplinkybės labai pavojingos, kurios negali būti darbo vietoje? Man tokios kaip tai motyvacijos tie reikalavimai nenumušė, bandžiau vis tiek ieškoti, kol galiausiai susiradau tą darbą. Ir kokie tai buvo darbai, ką jūs galėjote dirbti, kol dar jum nebuvo 18? Tai pagrinde galėjau dirbti tokius kaip ir ofise, gal galima sakyti, darbus, tokius vadybinius, ten su žmonėm nelabai išėjo dirbti, kaip, pavyzdžiui, tas pats padavėjas. Tai tokius, kaip ir sakė Valstybinės darbo inspekcijos atstovas, tokius paprastus darbus, kurie nekenkia sveikatai ir nėra šalia, sakykime, alkoholio ar pavojingų aplinkybių. Pone Šliogeri, kiek iš ties turi sutapti tų aplinkybių, kad sklandžiai pavyktų įdarbinti moksleivius? Jūs ne vienus metus tą darote ir kaip jums sekasi? Mūsų atveju tos aplinkybės pakankamai sutampa, kadangi esam vis dėlto sezoniškas verslas ir tie kolektyvai, priimam žmonės kaip tik vasarą, kai yra moksleivių atostogos. Tai tikrai daug metų pas mus dirba nepilnamečiai, dirba moksleiviai per savo atostogas. Be abejo, kad tas darbų spektras jiems yra apribotas, tai jie dirba iš esmės dviejose pozicijose, tai yra virtuvės pagalbiniai, kur nėra kažkokio sudėtingo darbo, daržovių paruošimas, dar kažkokie valymo pagalbiniai darbai, nepilna darbo diena, ir pusryčių padavėjai, kas irgi yra trumpos darbo valandos, nėra santykio su alkoholiu, nėra iš esmės net bendravimo, tai yra tiesiog nurinkinėjimas indų pusryčiaujančių metu. Tai tokiom dviem pozicijom priimam nepilnamečius daug metų ir suteikiam jiem tą galimybę užsidirbti per vasarą. Ar tokie reikalavimai, kaip sakykime, ir tas valandų ribojimas, ir aplinkybių atitinkamų suteikimas, kad nebūtų ten jokių pavojingų dalykų, ten alkoholio kažkur tai aplinkoje, pačiam jum kaip verslininkui nenumuša noro paauglius įdarbinti? Tai yra žaidimo taisyklės, pagal kurias tu žaidi. Tai jeigu yra ribojimai nepilnamečių turės santykių su alkoholiu, tai reiškia jam duodi darbą tokio, kad jisai neturėtų tokio santykio ar kažkokių pavojingų. Tai tie darbai, kuriuos mes suteikiam jiems, tai tie pusryčių padavėjai ir virtuvės pagalbiniai, ten nėra jokių nei kenksmingų aplinkybių, nei kažkokių draudžiamų dalykų, tai yra tinkamos pozicijos nepilnamečiams. Donatai, jūs dabar pats irgi kūrėte tokią platformą Juvenly, kur padedate jaunimui susirasti darbo. Kiek apskritai jaunimas suinteresuotas susirasti darbo, dirbti ir užsidirbti? Tai
Šio klausimu jaunimas yra labai susidomėjęs. Platformą esame pasileidę ne per seniausiai ir šiai dienai jau turime virš 500 kandidatų, kurie norėtų įsidarbinti ir susirasti tą kaip ir papildomą darbą prie pamokų vasaros metu. Ir kokie ten vyrauja, sakykime, iš jaunimo pageidavimai, kokius jie darbus norėtų dirbti, kokius jie galėtų dirbti, kiek apskritai įdomus jaunimui ir tas, sakykime, samdomas darbas? Tai jaunimui kaip ir labiausiai dominančios pozicijos vyrauja populiariausios, tai padavėjai, kažkas tai su prekyba susijusi ir... Tokie paprasti. Taip? Galima sakyti, paprasti tokie darbai jiems labiau patinka, bet yra ir kita problema, kad kai einame pas tos darbdavius ir bandome jiems siūlyti tą jaunimą, rodome, turime tiek ir tiek jaunimo, tai jie nelabai yra linkę sutikti ir vis tiek tikisi labiau priimti tos pilnamečius, kadangi vis dėlto prisibijo tų visų reikalavimų. Ir jie taip ir sako, tie verslininkai, kad tie reikalavimai jūs truputį pristabdo nuo moksleivių darbinimo. Pagrindė taip, bet būna ir tokių situacijų, kad tiesiog nepasitikė tais nepilnamečiais, bijo, kad jie pridarys kažkokiu tai nuostoliu arba kitą dieną tiesiog nepasirodys darbe. Pone Šliogeri, kaip iš tiesų būna su tuo jaunimu, su tais nepilnamečiais, kiek jie yra suinteresuoti dirbti ir užsidirbti? Čia yra tas momentas, kad tai iš esmės yra tos jau Z ir vėlesnės kartos žmonės, kurie, jie gyvena čia ir dabar ir neplanuoja taip, kad aš dirbsiu visą vasarą, užsidirbsiu tam tikrą kiekį pinigų, rudenį vėl eisiu į mokyklą. Taip, vasaros pradžioj, galima sakyti, eilė stovi norinčių dirbti. Bet jie padirba savaitę, 2 savaitės, jau atsibodo, jau noriu į pležą, jau noriu pailsėti ir arba, kaip sakė pašnekovas, kad tiesiog neateina į darbą. Tai yra tokie, kur sunkiai mums gal suprantami dalykai, bet jauniems žmonėms dažnai tai atrodo normalu. Be abejo, tai nėra masiška, yra tikrai puikių jaunų žmonių, kurie yra atsakingi, motyvuoti, bet vis dėlto didelė dalis yra, taip sakykime, nelabai gal dar subrendę tiem darbam, tai gal tai ir iššaukia kitų darbdavių tokį gal skeptišką požiūrį, tai nes tu negali įdarbinti žmogaus ir nežinoti, ar jis tiesiog ateis į darbą ar neateis. Tos brandos tam tikros ir reikėtų. O kokios algos jaunimas paprastai tikisi, kokį jūs galite jiems mokėti? Nėra tokio fiksuoto skaičiaus, be abejo, kad tai nėra kažkokie milžiniški pinigai. Tai yra ar minimumai, ar daugiau šiek tiek už minimumą, tai žiūrint kokią pareigybę, žiūrint kokią poziciją. Daug kas dirba ir tiesiog ant pusę etato, net ir. Donatai, kaip jūs galite pastebėti iš to, kiek pabendraujate su darbo ieškančių jaunimu, ko jie tikisi iš darbdavio, kokie jie įsivaizduoja, kad galėtų gauti atlyginimą už savo darbą? Ir kaip dažnai tai sutampa, tarkim, su tuo, ką verslininkai gali mokėti ir ko jaunimas norėtų? Tai kaip ir tokių kosmosų jaunimas nenori, jiems jau kai pas mus ateina jau tinka bele koks atlyginimas, ar tai jiems minimalę mokėtų algą, ar tai jiems mokėtų ten truputį aukščiau negu minimalę, tai kaip ir tokių reikalavimų nepastebime iš jaunimo. Nėra tokio, kad ten reikalautų ne mažiau kaip 1000 iškart į rankas ir už mažiau nedirbs. Ne, šiuo atveju dar pas mus tokios situacijos nepasitaikė. Kiek apskritai, samdomas darbas jaunimui dar yra įdomus? Štai jūs pats esate padirbęs ir samdomą darbą, dabar jau toks kaip ir, galima sakyti, jau verslininkas įkūrinėjat savo platformą. Kiek tas jaunimas yra dar linkęs dirbti kažkam ir kiek labiau jau pats nori tapti darbdaviu arba kažkokiu taip kūrėju? Pagal mūsų platformą užsiregistravusių jaunuolių skaičių galime spręsti, kad dar jie vis tiek yra linkę dirbti tą samdomą darbą. Linkę, žodžiu, bent jau nuo to pradėti, kad jau paskui galėtų kažkokį pagrindą po kojom pasidėti. Tikrai taip. Pone Šliogeri, kiek šiemet ieškote darbuotojų, kiek jums reikia tų jaunuolių, kurie galėtų tikėtis įsidarbinti pas jūs Palangoj? Tai pusryčių padavėjai bent kokie 6-8 ir virtuvės pagalbiniai 4-5 gali būti žmonės, tai taip 10-15 žmonių, jaunų žmonių galėtų pilnai dirbti.
Supratau. Tai dėkui Jums labai. Kristupas Šliogeris yra verslininkas, Palangos viešbučio Žuvėdra direktorius. Taip pat su mumis buvo Donatas Kondratas, moksleivis, platformos Juvenly įkūrėjas. Prieš tai kalbinau ir valstybinės darbo inspekcijos patarėją Lauryną Gudžiūną. O kalbėjom apie tai, kokius darbus gali dirbti nepilnamečiai, kokie reikalavimai keliami tokių darbuotojų ieškantiems darbdaviams ir ar tie reikalavimai nesumažina nei verslininkų noro įdarbinti nepilnamečius, nei pačių paauglių noro padirbėti vasarą ar po pamokų. 8:19 val. Netrukus sporto naujienas girdėsite.